Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro. Dirbsiu su vampyrų kortomis, kad pamatyti, kokia yra tamsioji jūsų santykių situacija arba kur esmė slypi jūsų santykiuose, kas nėra pats gražiausias, galbūt tenais yra daug kas slepiama, bet iš tos truputėlį neigiamos pusės ir ką galbūt reikėtų tobulinti santykiuose, ne? Bus 3-4 variantai, tai pažiūrėsiu, kaip matomum nematysis, gerai. Pirmas, antras, kad tilptų daugiau, trečias, nu ir ketvirtą aš va tai va padėsiu, kažkodėl jaučiu, kad galėtų būti 4 variantai, ne? Sau dar papildomų kortų kiekvienai pusiai. Vienas, du. Tai jeigu norit su manim susisiekti arba atsidėkoti, komentaruose rasite, kaip tai padaryti. Taip, ir ketvirtas. Taip, tamsioji santykių pusė. Tai pirmas, antras, trečias ir ketvirtas. O dabar galvoju, kur man. Antrą, aš antrą kažkaip rinkusius. Dauguma. Tai gerai, pirmas variantas, kas krenta čia santykiuose. Čia imperatorienė taurių ir imperatorienė. Oho, čia yra moteris ir moteriškė. Tamsioji pusė šituose santykiuose yra nešia moterį, neštumas, vaikai. Ir taurių karalienė, tai vėlgi aspektas yra, kad moteris gali iš jūsų siurbti kraują. Tai yra, kada jūsų nesigaili. Tokios moteris būna isterikės, gali būti labai emocingos moteris. Jos mėgsta romantiką, jos trokšta romantikos, trokšta jausmų, nori viskas, kad būtų 100%, to negavusios, jos visą energiją iš jūsų išims. Iki paskutinio kraujo lašelio, nes jos nori romantikos. Jos yra gležnos, trapios, bet kartu ir labai labai stiprios. Čia imperatorienė, čia yra mama. Kartais šitose santykiuose gali žaisti motina arba anyta, arba jūs pati kaip nešia moteris. Esmė yra tame, kad santykiuose jūs norite arba labai rūpintis, jeigu tai jūs esate, rūpintis vaikais, rūpintis vyru, ne, ir neleidžiate savo laiko pailsėti. Imperatorienė gali būti tokia moteris čia labai tvirta, stipri, nepalaužiama, ne, nepalaužiama siela, bet galbūt čia vyresnė amžiaus tokia moteris. Santykiams kenkia kažkokia nešia moteris, mama, anyta, sesė, teta, pusseserė ar dar kažkas. Arba tiesiog kažkokia meilužė arba mergina, kuri kenkia šitiems santykiams. Kaip bebūtų, situacija yra tokia. Tai susijęs su moterimi. Santykiai kenčia dėl jų. Taip, antras variantas. Trejetukas lazdų, tai yra laukimo ir kelionės, ir tūzas lazdų. Iš tikrųjų, šita korta, kaip matote, tai yra kaip įstrigimas labirinte. Žmogus yra įstrigęs santykiuose, eina ir neranda kelio. Labai laukia šitų santykių, pati nežino, nori santykių, nenori santykių, kur jie nuves. Lik laukimas, lik nežinia, galbūt jūs toli gyvenate, arba jūsų partneris toli, galbūt išvykęs, galbūt keliauja, galbūt komandiruotė, galbūt toli nuo jūsų. O čia labai didelė aistra, meilė, troškimas būti kartu. Problema yra tai, kad jūs be galo stipriai mylite šitą žmogų, jūs be galo norite su juo leisti laiką, bet jūs patys nežinote, ar santykiai bus, ar jūs rasite išėjimą, ar rasite labirinto galą ir išeisite iš šitos ir visgi gausite šitą meilę. Problema yra tam tikras labirintas ir aistra, kada jūs įstringate tam tikrose santykiuose. Galbūt tai yra įstrigimas santykiuose, galbūt jisai netoli, galbūt jis arti, bet jūs kaip sielos yra atitolusios. Jūs dabar neleidžiate laiko kartu arba truputėlį nutolot vienas kitus. Bendravime, elgėmėsi, laikė,
apskritai grįžtat po darbų, galbūt neskiriat vienas kitam laiko, o jums tiesiog reikia aistros, jūs tiesiog reikalaujate to. Čia be galo mylinti žmonės bebūtų. Jūs vienas kitą mylite, tikrai faktas mylite, bet truputėlį patys susipainiojate santykiuose, galbūt neišsikalbat, nebendraujat, neišeinat kažkur, užsidarė tam tikram rutinoje. Čia reikalaujama išėjimo, išeiti galbūt į lauką su partneriu, pabūti kartu, pabendrauti. Tai trečias variantas. Ilgalaikiai santykiai 10 taurių ir 10 lazdų, tai yra naštos, pasibaigia sunkumai, yra kada sunku partneris arba partneriai yra našta. 10 taurių rodo pasimatymus, galbūt yra sunku susirasti partnerį, galbūt čia žiūri, kad arba nesueina galai, pats partneris yra našta, arba jūs vis dar ieškote kažko partneryje. Ieškote šilumos, ieškote buvimo kartu, arba jūs dar vis paieškose apskritai partnerio. Susitikimuose einate į pasimatymus, dar neužtikrinti, ar tas partneris jūs tikrai myli, arba jis pasirengę santykiams, jeigu tai yra tik santykių pradžia, pasimatymai. Šiaip tai 10 taurių rodo ilgalaikius santykius, tai yra šeimininis gyvenimas, kada yra vaikai, šeima, įsipareigojimai. Bet ir, suprantate, nors įsipareigojimai ilgalaikiai santykiai, bet šitie santykiai jau neša naštą, sunkumus, nepajėgite visko atlikti. Dalį darbų atidėkite, arba partneris jau kaip našta, galbūt laikas atsisakyti, arba kažką keisti, arba santykius, vėlgi kalbėkitės. Bandykit kažką keisti, naštą nusimkit, sakykite, kad man sunku pakeisti kažką turiu. Jau monotonija atsiradusi, vėlgi poveikis. Matosi, kad gali būti čia vidybiniai santykiai jau su vaikais, su gyvenimu ir taip toliau. Ir čia tikrai yra meilė, bet yra kartu našta, pats partneris, yra sunku sugyventi, nežinot kaip bendrauti, kaip kalbėti, ką toliau daryti. Pasimetimas. Taip, tamsioji pusė, ne? Monetų riteris čia krenta ir kardų karalienė. Nu čia vaikinas labai lėtas. Arba lėtai apie santykius galvoja, neskuba šitose santykiuose. Žinot, kai dar vaikinai neapsisprendžia šitose santykiuose, būt santykiuose, nebūt santykiuose. Riteris toks lėtas. Arba jisai neskuba, pinigai ateina pas jį iš lėto. Apskritai viską lėtai daro, mėgsta su savim pabūti. Šiaip tai geri žmonės, myli vaikus, myli tam tikrą darbą, sakykime, iš lėto viską daro. Jie galėtų su deimantais dirbti. Ir labai tokie atsakingi kartais būna. Kartais tas riteris pentaklių yra dar toks nesubrendęs. Nesubrendęs vaikinas, kuris viską lėtai daro dėl to, kad pats nežino, ką daro. Ar jisai myli, ar jisai nemyli ir iš viso, ką jisai nori iš šitų santykių. Kardų karalienė parodo, kad jūs jau nepalaužiama, jūs žinote, ko norite, esate griežta, tvirta. Bet matosi, kaip stovite tvirtai ir su tokiu nepasitikėjimu, nes daug patyrėte, daug išgyvenote. Ir dabar tas ateina nepasitinkintis vaikinukas, nežinantis, ko pats iš pasaulio nori, ko iš santykių nori, ne? Ir tas riteris irgi parodo, kad jūs irgi viena pusė kaip ir pasitikit, kita pusė abejojate. Nes jau per daug patyrėte ir per daug galbūt tokių vaikinų turėjot savo gyvenime, tai tamsioji santykių pusė, kada yra nepasitikėjimas santykiuje, nežinojimas, ar šitie santykiai atneš ateitį ir apskritai, kur jie neš, jeigu jau kartu, tai galbūt irgi pačiam vaikinė nepasitikėjimas, nes viską per lėtai daro, arba per daug monotoniškas, arba per daug tingus. Ir jisai toksai apatiškas, galbūt pinigų neuždirba pakankamai, Arba į santykius nebrandžiai žiūri, toksai vaikiškas, atrodo jau 50, 40 metų, 30 metų, o dar į santykius žiūri vos ne kaip paauglys, ne? Nieko nesugeba pas, per daug lėtai, ten pasakai, susitvarkyk, padaryk, o jisai kaip pamesta siela, blaškosi nuo kambario ant kambario, o jūs taip kaip tvirta moteris žinot ir galvojat, na čia man toks reikalingas buvo, ne? Tai čia kaip skirtinga, bet vėlgi problema santykiuose yra, kad jūs jau patyrusi suprantate, ką darote, vaikinas dar toksai išsiblaškęs, nesvarbu kiek jiems metų. Tai su jumis buvo Svajonių Tara, ačiū, kad buvote. Ir tamsioji santykių prasmė. Tikiuosi, pataikiau 10. Iki, rašykit, komentuokite, dalinkitės. Ačiū jums. Iki. Myliu jūs labai, 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 labai. Ir paskui.